kaip mane žemė nešioja. Jeigu būčiau bajorų kilmės, ar bent seneliai būtų kiek apsukresni ir nebadavę visą savo gyvenimą, jei tėvai būtų gavę paskirą žiguliams ar bent taloną minkštam kampui, visai kitaip dabar stovėčiau ant kojų. Tvirčiau, užimčiau visai kitą padėtį visuomeniai, toliau būčiau nuėjęs į žmonės, gal net gerbtų labiau. Jei būčiau paveldėjęs sidabrinių stalo įrankių, apgriuvusi dvarą fligelį, senovinių paveikslų reikšmingose rėmuose, kilmingų šmėklų, užakusių veidrodžių ar bent dokumentų, kad mums kadaise priklausė pusė šiaurės vakarų, rašyčiau dabar aristokratiškai, deginčiau smailas žvakes, liečiau žemčiūginės ašaras į baltą rankovę, būčiau akmeistas ar bent į tą pusę. Dabar kirsdamas poilsio zonas užvaikščiotais kampais galvoju, o tai kas mano dabar čia paties yra užgyventa, be knygų sienos, čia 4 poros porvučių, viena po purvynus ir tulkės, kad ant dirbtinės dangos, čia futbolas rodo porinį, dienų bėgimo bateliai, kiti ne porinį, gal vieni įmirksta, kiti išdžiuvo, aš pats prisigėręs pušyną drėgmės, prisirišęs prie skolinto šuns, staiga puolu prie turėklų, persisveriu pažiūrėti, ar vis dar vėjas tebesupa šį kabantį beždžionių tiltą, ar vis dar žemė taip pat smarkiai tebenešioja mane į visas 4 šio pasaulio šalis. Vėjas kažkur, jeigu leis knygą atsiversti. Pirmasis mano šuo buvo rudas ir laukinis, kol aš jaukindavausi gravitacijos jėgas, kol pratindavausi žengti pirmuosius žingsnius, jis vis nusitraukdavo grandinę ir pabėgdavo. O vieną kartą negrįžo. Jo vardas buvo Meškis. Antrasis mano šuo buvo juodas, todėl daviau jam vardą Meškis. Jis buvo per silpnas, kad nutrauktų grandinę. Staugdavo girdėdamas kaimyną grojant bandoniją, todėl nieko iš to šuns taip ir nepasimokė. Jis padvėsi prie būdos balandžio 12 per Gagariną Velykas. Viena močiutė, čia praktiškai nesusijusi niekas šitą eilėrašį, išaiškino, kad vyksta žvaigždžių karai. Ir jei amerikonai numes ant mūsų žvaigždę, mes visi sušalsim. Buvau toks imlus, kad patikėjau. Buvo neįmanoma nepastebėti, kad trečiasis mano šuo bus legendinis, todėl pavadinau jį Meškiu. Jis turėjo visas geriausias kovotojo savybės ir vieną trūkumą, buvo per daug savarankiškas. Išnykdavo, atsirasdavo, kada jam susišviesdavo, dažnai palikdavo mane vieną nepridengtų užnugarių. Vos įpusėjusi vykdyti slaptą misiją, gintis nuo šešėlių ir aukštaūgių augalų, juodo plastiko vamzdžio atstojančio aštriausią kardą. Paklausiau kartą permainų knygos, ar būsiu kada išventintas į karius, ir aišku, atsakymas išžydo pats palankiausias, bet niekas nesikeitė. Ir tik praėjus daugybei metų atpažinau iš savo veiksmų, kad visko gyvenime išmokau iš savo šuns, kaip išsinerti iš antkaklio, atlikti sunkiai suvokiamus manevrus, likti nematomas, nesupaisomas. Man atrodo, čia labai seniai ir ilgai skaitau, gal užtenka.